Jie atrodo kaip komanda, mes atrodo kaip autobus stotelis susipažinime. Yra, nėra, tai bus. Tarzanai, varom sik. Laižom. Tu Amerikoje žaidėjai fulę? Pagarbos truputį kaip svonio šnekė. Jisai jau pademonstravo, kaip jisai mane skaito. Per varžybas priešininkui perskaityti geriau, nemoku skaityti lietuviškai šaiką. Tarzanas mane apsikabinęs kaip merga, kurią to įdės, ką nors. Sveiki atvykę į laidą Žinau, kad meluoji, kur mes aiškinamės, kas sako tiesą, o kas visgi meluoja. Ir šiandien mūsų laidoje žaidimo Galvok veidas. Ironiška, nes kai jam trūksta bairių, jisai sako galvokt, tai Mantas Karmeris. Viena iš šios dainų vadinasi Nebėra noro. Kaip ir mums nebėra noro klausytis jos repo. Tai čia! Taip atrodo Tarzanas, kuris užaugo ne džiunglėse, o Jungle King. Tai Tarzanas! Tarzanai! Crazy čia bus, aš neįsivaizduoju. Prisilaižė, baigti. Ir kitos komandos kapitonas. Tai antras juokingiausias Vaidotas YouTube platformoje. Tai Vaidotas Šešinis. Draudimas atsisako drausti jo būstą, nes jis pastoviai užpila. Tai Vytautas Mikaitis. Žmogus, kurio karjera šoko žemyn, kai jis parodė, kaip šokinėja beždžionės. Tai Karolis Iškevičius. Gerai, ir greitai priminsiu taisyklės. Tai kiekvienas iš žaidėjai turi po 2 korteles priešai save. Tenais parašytas arba tiesa, arba melas. Kitos komandos tikslas yra išsiaiškinti, ar toje kortelėje visgi užrašytas tiesa ar melas. Kad būtų įdomiau, žaidėjai melų nėra matę. Dėkojame mūsų partneriui Gubernija Nealkoholinis, kad jų gardus nealkoholiniai gėrimai laidos metu atgaivina tiek mane, tiek šios laidos dalyvius. Gubernija savo kilme ir istorija besididžiuojanti seniausia Lietuvos alaus darykla, kuri kitais metais švęs savo 360 metų jubiliejų. Laimingų metų, Gubernija! Gerai, ir galime pradėti. Mantai, pradėsime nuo tavęs. Gerai. Galiu aš kart tiesą dropint. Vieną. Davai, varyk. Čia žiūrovom gal labiau. Prie indišką patiekalą vieną tokį suvalgiau. Tai gali tekti pastabdyti laidą porą kartų. Ir persirengti dar vieną kartą. Atsinešiai kelią? Ne, bet viršų kitą atsinešiau. Jau buvau tulikė, karačiam. Tai prognozės labai prastas. Man atrodo, žiūrovai irgi užuodė, kad tu buvai tualete. Nu, Tarzanai pavai. Laižė, gal prisilaižė. Pazaras. Tai Tarzanas pasakė, prisilaižėjai. Gerai. Biškis sik jauties. Labai. Esu matęs Vitalijos Katunskytės krūtis. Čia, kaip suprantu, nuogas. Nu, nežinau, tu mums pasakėjai. Ne, aš pasitiksliu, praleistų žodis nuogas krūtis, kad žiūrovai žinau. Supratau. Prieš ar po paskutinių žinių apie ją? Prieš. Nors gal nelabai skirti. Dabar palai, bijau sumeluoti, bet prieš. Jo. Kur buvai tuo metu? Mes buvom arenai. Žalgirio. Kokiam kambarėlį? Persirengimo kambarį. Užklupai netyčia, ar laukiai? Jinai mane užklupo netyčia. Aš buvau su rūpais, jį ėjo kambaris su noga krūtinė tiesiog. Karolis norėtų paklausti, iki kokių žemumų buvo? Tiesiai iki žiūrėjo. Bet kur siekė? Ne. Kur buvo? Maždaug taip, kur apačia buvo? Mano šunį, žinote, ne? Maždaug kaip mano šuo atrodo, kokią dydžią. Tai jis, jeigu atsistotų su galva, maždaug tokiam... Vienas keiščiausių referensų, ko jūs girdėjau. Ar Vitalija bandė slėpti krūtis, kaip jinai elgėsi, ar jautėsi prigauta? Nesakyčiau, kad jai labai nepatogu buvo. Sakė kažką? Nu, ten tą, moters geros daug. Šiaip labai numoka situacijose, tiesiog per dainų žodžiai savo. Manti. Sukūrė vienas. O kaip dviese buvot? Ne, tai buvo mūsų turas, atsimenu pavadinimą, Palangoj. Mantai kurortas, sorry. Ir tiesiog jinai mus apšildė. Palangoj? Šėrinom, ne.
Buvo mūsų turas Mantai kurorte ir vyko Žalgirio arenai. Aš sumaišiau su Palanga, nes vasaros tema buvo. Ir tiesiog šėrinamės persirengimą. O dėl ko nenusėmė Staniką? Persirenginė? Bet šiaip nebūtina turbūt. Jinai nusirengus atėjo pas tave? Ne jinai mus užklupo. Mes tiesiog ėjome į persirengimo kambarį ir jinai persirenginė. O triusikus kada mojasi? Su kelniam buvo, ta prasme, buvo kaip pasplėt plaučių daktarą. Su kelniam, bet labambas viskas plikai. Bet jinai normaliai su tavim kalbėjo, būdama... Ne, jinai pamatė, tipo, moteris, ir nusisuko užsimetą bliuskutę, nes jinai buvo pirma persirengimo kambarį ir mes tik, aš įėjau vėliau. O jūs arenui turit vieną kambarį ir visi persirenginė? Mes tuo atveju šėrinam, jo. Ne, man labai keista, žinai, aš nelabai mačiau, kad moteris atvarytų į persirengimo kambarį ir nusimtų liemę. Staniką, jo, kas keičia Staniką? Plus scenos dama, blėt. Tu tai būsi... Kodėl negalėjo atvažiuoti su Staniku, pakeistų? Jei koncertinis... Prakaituoja. Žiūrėk, tu prieš kontų keitei Staniką jau? Gerai, tu atsikeli iš ryto. Kodėl kambarį, kai buvom Staniko, nekeitai? O kodėl jam? Nes tu nebuvai to. Žiūrėk, kai tu atsikeli, užsidedi... Aš ne ką tu skaitai, aš nesikeičiu prie kitų. Užsidedi Staniką, tai tu neini po to vakare koncertuoti tą Taip, pačią tai yra Staniką. dieninis Stanikas, vakarinis. Žinot, kodėl čia yra? Koncertinis. Va, prašau, matai. Aš manau, kad kuo daugiau matė hard worko. Kodėl čia yra melas? Nes Vitalija, jeigu jau ir be Staniko, vis tiek kažkaip prisidengtų, ar ten ateina žmogus bandytų slėptis. Aš sunkiai įsivaizduoju. Tai yra amžinatilis Vitalija. Taip. Aš sunkiai įsivaizduoju, kad jinai eitų plikais papais. Nu jo. Man dar klausimas, kaip vertinti Nuo 1 iki 10? patirtį? Patirtį ar Vitalija? Kaip išgyvenai tą? Man buvo... Kiek sesijų terapijos reikėjo? 5% toksai juokinga, 5% blemba kažką užžymėjau vis tiek. Kaip šerną miške. Bucket listą užžymėjau. Man įdė dabar, jeigu neįdėsi, gal nieko nebūtų. Bet tai, žiūrėk, bet jeigu kambarį buvai ne vienas, tai vadinasi, jinai jau plikais papais stovėjo. Aš įėjau ir po to kiti atėjo, bet jinai jau buvo su Staniku, kai kiti atėjo. Aha. Tik tu vėjai Tai pradžiai tu įėjai, jūs buvo dviesi. Tai jinai specialiai tai padarė? Šiek tiek. Žiūrėk. Aš manau, jinai atvarė anksčiau, nes jinai yra apšildant sektas, jinai turbūt negalvoja, kad kažkas dar bus, nes tai buvo 2,5 valandos prieš pasirodymą ir galvoja, kad nieko nebus tiesiog. Ir mes atvarėm kartu su Stonkum iš Vilniaus, bet aš įėjau kambarį ir Stonkus ten kažką dar pasirodė. Čia tu žinai, kaip meluoji, kaip filme, žinai, kur būna mašina pastatyta prieki viena, po to kitas kadras jau sukeistos mašinos. Tu pirmai sakėjai, kad jinai atėjo su plikais. Ne, tai aš prikolinu, čia buvo juokas, kad gauti juoką. Ne, jei žmogus, blė, su plikais papais, čia neskaito, kad prigavo. Mantelį prisilaižė į man, atrodo. Gerai, Vaidai, kaip galvojam, kaip jūs komanda? Aš tai melas. Ne, Vitalija niekam tų papų nerodydavo, čia netyčia. Man tai rodė. Tau tai Tu dar Amerikai buvai. Nu tai meluoju, reiškia, tai meluoju. Gerai, mes sakom, kad tai yra niekingas Katlerio panevežėtiškas melas. Man tai yra melas. Man tai pasakai, kaip buvo iš tiesų, ar tai yra melas ar tiesa? Ne, šiaip galėjo būti tiesa, nes bet tai švaikiai galėjo būti tiesa, tikrai. Aš patikėjau, man patikėjau. Aš irgi galvojau, žinok, aš jau prigavo apie tos papus, pradėjau galvoti, blebo, galvoju, buvo. Supratau? Ne, tai buvo. Gerai, o dabar Vaidoto šiožinė eilė. Vaidotai, traukiam kartelę. O kas kitam kanale? Mikaits, va dėl to ir nebūsi galvok veidus. Vaikystėje esu padegęs daržinę. Blet, visi padegė yra. Su kuo? Kur kada papasakoti visą istoriją? O tu iš kaimo, prasme, esi kaip Šiaulių. Šiaulių, kaip ir Kaimo. ne visai. Su kuo padegiai tą daržinę? Įdomi istorija. Aš ne Šiauliuose ją padegiau, aš padegiau kaime, kuris yra pusiaukelį tarp Šiaulių ir Kelmės. Ir aš tenais leisdavau vasaras, o kadangi kaime nėra ką veikti, tai aš šokinėjau ant kaimo batuto, kuris yra šienas tiesiog. Ir man iškrito vienas sakinio stiklas. Aha. Ir kadangi daržinė nebuvo
Viskas tiesa. Jau žinok, per teisi. daug. Tiesa, man, tiesa. Ne, gerai. Jautėsi, kaip ieškotum adatos šieno kupėtoj. Jo. Ir kadangi Saulė ir akiniai yra tas, kuris, žinai, ne? Čia vienas tas variantas. Vienas iš milijono, bet atsitiko. Kaip skrusdė degint būna, tai aš taip padegiau. Aš kaip suprantu, daržinė buvo kaip koliziejus, be stogo, ne? Kad Saulė galėjo laisvai Jo, bet prasiskverbti. tai kaip čia viduje čia. Ne, ten buvo skilutė, kur senelis žiūrėdavo, ar bolševikai neatėjo. Ir pro ją, va taip, va, būtent į tą padarė. Pro ją ir šaudė. Daržinė, kur yra malkos ir šienas suneštas. Ne, malkinė. Mažai dirbo, tik ne gyvūnų. Jo. Gyvūnų maistas yra daržiniai, ir tada siena, ir tada Aiškinomės, ką reiškia daržinėdama. Noriu vaizduoti, kad įsijungtų, žinai, Teamwork. Nuo kelių metų buvai? Jo. Kiek tau metų buvo? Man turėjo būti kokie tarp 7-10. Ne, tai tave jau Ačkariku vadina jau vaiką. O jau paizdavo, jo, prilipdė. Pizda buvo, Prilipdė po to. Gerai, ar išsiaiškino, kad čia tu Tas buvai? akinis padegs visus. Labai, žinai ką, Antanai. Šiaip yra gan lengva išsiaiškinti, kai aš be vieno akinio ateinu. Čia tiesa, Šaika, čia tiesa. Ne, palauk, dar neskubom, čia gali būti Nu gerai. Gerai. Jeigu fiziškai make sense, tai tau ir tiesa. Ne, bet aš iš tikrųjų jo. Man tai fizikai make sense. Gerai, einam prie kitų dalykų. Tu pametei, kiek laiko ieškojai tą stiklą? Nes tu jaučiai pradžiai dėl akinių pergyvenai, ne dėl gaisro. Ja, man svarbu. Mama duos. Kiek laiko ieškojai stiklą? Geras 10 minučių tikrai ieškau. O jisai kur įkrito į šieną, tipo? Jo, aš šakinėjau tiesiog. Tai kaip jisai, jeigu jis buvo viduje į šieną, jis turėjo ant viršaus būti, jeigu, tipo, ugnis sukeltų. Jeigu jis viduje buvo, jis Aš jo negalės. neradau. To stiklo. Dėl to ar uždegė, kad... Man atrodo, jisai sako tiesą, kad padegė daržinę, bet meluoja kaip, nes tėvai vis dar... Aš irgi buvau Rūsijų degęs Kažką vieną kitą kartą. įsivaizduoju. Taip panašiai, galvojau, Žiūrėk, aš abejoju, kad fiziškai. Sakau, nu. Įmanom, jeigu tas įkrito kažkur į šieną, jis nesukels gaisro, tu turi jau laikyti. Tipo, Ir ta prasme, normaliai. bet vėlgi, iš kur Saulė daržiniai? Yra praleidom pro... Yra langas daržiniai? Ne, yra iš lentų sudėta ir tos lentos, nėra kaip pas tave būtė lentos O sudėta. ne, bet toks siauras. Galima pirštą prakišti. Ar pukai būna? Toks tikrai šansas. Čia Jo. Gerai. mažai šansų. Tai tu neradai lešio, tada galvoji, pizdu, kitus sakymus nupirks, ne? Išėjai ir po kiek laiko daržinė užsiplekšnoja. Mes visi ieškojom to akinio. Ir kol ieškojot, pradėjo degti, Ir vis tai žiūrėk, gali būti, kad čia dėl to. Bliamo, kažkaip jau vėl pradėjau tikėti, kad čia tiesa. Blet, kaip tave lengvai. Rodo pystis iš tikrųjų. Šiaip tai jo. Tai ne mano laida tikrai čia. Visko patikėsiu. Čia laižė, prisilaižė. Laižė ir prilaižė tą daržą. Rodys, ne? Bet kur galim Ką jūs panaudoti šitą, ne? Jo. Baza, Tiesa? Netiesa? Išsigando. Gerai. Paskambinkim bankinį. Jo, bet salės pagalba. Tai tu sukvieti visą šeimą, panašiai kaip... Tu tai pasakai, kur ropė rovė, ne? Senelį, blėt, šunį, mačiutę, mamą ir visi ieškojo. lešį. Ir nerado. Ir tik pamatėt, kai nebepavyko užgesinto gaisro, kai jau pamatėt, kad... Pavyko. Pavyko? Tai čia Tai uždegė. jisai nesudegė daržinės, tik uždegė. Tai man ir buvo Uždegė daržą. padegęs, Padegęs. nesudeginęs. Jo, padegęs. Man, tai ką mes manom? Blėt, slidu. Aš tai sakyčiau, kad melas. Blemba, bangalo, aš irgi, bet žinai ką, yra du variantai. 2 prieš 1. Du variantai yra. Ir Du karočią. variantai, aš ir jis, mes sakom, abu variantai. Gerai, tai bet tu tiesa. apsispręs, tu nuspręs, ar tiesa ar melas. Arba- Ne, jisai vėliau per daug Lenkit ranką. Tipo, nes jisai galvoja. Ačiū. Blet, žiūrėk. Va, čia va, draugai vis tą Taip, padės. aišku. Draugai. Jeigu čia šnekėsi Visada per- padėkite. per Jeigu teliką. kažkas blogai, Taip. per teliką. Jie atrodo kaip komanda, mes atrodo kaip autobusų stotelis. O kaip ir yra. Aš tai jūsų nemačiau. O kas laimės? Aš jų irgi nemačiau. Gerai. Sakom, kad tiesa. Sakyk, galite Tarzanu vadinti? Laižytau. Ne, Tarzanu vadinti. Sakyk, tavo žodis lemiamas, žinai. Laižė, gal prisilaižė. Aš manau, kad tiesa, ant galo ten bandai kažką nušifruoti, bet manau, kad tiesa, žinai. Man, kad tiesa. Priimsiu atsakymą, kaip tiesa. Vaidotai pasakyk, ar tai yra tiesa ar melas? Tai yra tiesa. Laižė, kol. Blemba geras. Na gerai. Na gerai, pažiūrėkim, kaip seksis Tarzanui. Paplojam, Tarzanui.
Šydų nėra? Aš jau matau, kas Agačių įgami? Nėra, bus. naujas galvok veidas, man atrodo, čia bus. Mes čia dėl darbo galvok lošiam. Mes čia naujas O kapitonas. tai jeigu čia netyčia... Ne, nieko nesakiau. Ne, tai viskas, žiūrėk. Pasiemi. O jeigu, aš žinau, kas nėra paklausęs. O jeigu čia buvo melas, bet iš tikrųjų taip yra. Va ten nepataikė, ten pataikė. Tada dievaži, jeigu tai buvo melas, bet iš tikrųjų yra tiesa, apsimes, kad tai yra tiesa. Esu pasimylėjęs su 20 merginų. 3 merginų. 3. Vienu metu ar per gyvenimą. Va čia... Čia su man sakė. Va čia buvo. Savo, vai. Jeigu esi pasimylėjęs su 20 merginų. Ne, čia 3 sakė. Ai, 3. Aš savo dadėjau, Ne, esu pasimylėjęs su 3 merginomis. 3 merginos. Šiaip, apskritai gyvenime. A čia apskritai išneka? Taip, apskritai. Tai čia yra tiesa ar melas, Tarzanai? Bazaras, kad čia bazaras. Aš nesuprantu. Kaip manote, vyrai? Gali būti, kad meluoja. Tarzanas yra pasimylėjęs su 3 merginomis. 3 merginas. Tai kaip vienu metu? Gerai. Ne, tai savo gyvenime. Pasimylėjimas skaitosi, žinai, tipo. I'm so Ar tu tai palaižiai, ar tu nelaižiai? O tai laižė. Ir mane. Karli, sustarkim dėl terminų šitą. Tai tu per visą gyvenimą pasimylėjai su 3 merginomis iš viso? Taip. Flebūt. Kas jis skaičių sako taip? Ne, Tarzanai. Žiūrėk, čia esmė yra, tau reikia apsimesti, kad su 3 merginomis mėgėsi. Gerai, dabar restartuojam viską. Gerai, o dabar Tarzanai, nepaplojame. Vogdavau iš savo dėduko. Kaip supras, kaip iš dėdukų gali vogti? Man patinka, kad jis abiejose komandose. Kaip čia gali iš dėdukų? Jis pasako ir pats toks, ne, tu durnas, vogti. Gerai, Vaido komanda, ką mes Gal manome? gali papasakoti apie savo tą dėduką truputėlį man? Geras. Malonus. Ką dirbdavo? Brigadininkas. Laižytovas kaip yra. Vogdavo. Jo. Kur gyveno dėdukas? Mano bute, kaime, Alytoj, kur mes Tavo gyvename. bute, žodžiu, tu gimėjai anksčiau už savo dėduką. Nu, jeigu taip reikėtų pagalvoti, tai ne gal, bet jis mane ten priėmė ir aš jį vėliau priėmiau irgi. Į savo butą, ar ne? Nu, ten jo butas buvo 4 kambarių, mes visi ten įsilaižėm. Švilpavo tenais? Mums nereikėjo šnekėtume, švilpamom. Yra, bus, yra. O jeigu nepaslapties, su kiek merginų mylėjai tam bute? Su pusė serė netyčia gal. Pusės yra? Nu, ble, ne. Ne, ar mylėjai? Nesimylėjai? Okay. Tai jo kelias. Ne, nesimiliau, man, tipo, aš 11 metų išvažiavau iš ten, žinai, tai dar tos meilės, žinai, tipo, tai galvoju, žinai. O išvažiavai į Ameriką, ne? Jo. Su turtais išvažiavai, su daiktais kažkokiais ar be daiktų išvažiavai į Ameriką? Su Nu, visais su pavogtais? lagaminu kaip baltas čigonas, kaip ir dabar visur. Tipo, dabar vadinu baltų čigonų savimi. Tipo, visur su tom tašėm, blemba, kaip užknis oreliai, sik. Europą, sik. Pala, mes biški nuo dėduko labai. Jo. Apie dėduką, garbę truputį, mano dėdukui, jo, nutolom. O ką vogdavai? Ką vogdavai, jo? Viską. Maistą. Jei man per mažai, dėdukai, sakau, atiduok maistą. Sakau, duok, tau užteks, tu ir taip storas, sakau. Matai, čia nėra vagystė. Čia reketas labiau. Čia yra reketas. Jeigu jo kišenė netyčia nueini, žinai, ir pinigėlį iškrapštai kokį. Bet jisai dėdukų Ar ten? ir vogdavo, ir reketavo. Bet tai prižiūrėdavau dėduką, masažuodavau. Tai tu algą pasiimdavai iš masažus? Į lauką vesdavau nuo 5 metų. Bazaras. Tai tu tiesiog augai iš jo. Jo, algą. Ne. Palauk, dėdukui 5 metai buvo ar tau 5 metai? Abiems. Ne, ar kiek buvo dėdukų metų tuo metu? Nu, tuo metu man, jeigu, kokie, nu, sakau, 7, 8, 9, tai jam kokie iš 70. Okay. Čia ką tik praėjo 4 metų laikotarpį. Aš nieko nesuprantu realiai. Arba aš negirdžiu, ką jis sako, arba nieko nesuprantu. Ne tu vienintelė čia. Komentaras, paskaitysi komentarą. Dėdukas tave kada pagavo vagiantį? Blema,
Užlaižė. Tam gali išversti. Ką reiškia užlaižė? Nes labai daug reikšmių turi. Reiškia, kad pagavo. Jo, pagavo. Tai pavyzdžiui, tarkim, tu paklausi, tarkim, ar pagavo, jisai atsako laižė, tuo pačiu žodžiu reiškia, pavyzdžiui, tai reiškia pagavo. Tai Jau jisai laukė realiai. Nes... Gaudė, kol pagavo, ne? Laižė, kol prisilaižiau. Jo. Laižė supranta, aš nežinau. Vagiai, kol apsivogė. Jau jisai tik prisivogiau, kad karočiai jau jisai laukė, kol vėl pavoksiu, kol aš vėl padarysiu. Ir... O buvo, kad jau nebėra ką vokti, nes viską... Pas jį visada buvo ir bus, o jei nėra, tai bus. Gyvas dėdukas dar? Ne, žinot, visi ne. Atleido. Dar kitaip žinoma, kaip išėjo. O kur aš jam atleidau? Koks vertingiausias buvo daiktas? Ką iš dėduko nupizdindai? Šimtinį. 100 ką? Audi? Kas ant 100 litų buvo kupūros? 100 litų? Yra, o nėra, tai bus ir visada buvo. O jeigu ne pas dėduką, užsukai. Ir buvo. Gerai, Vaidotai, kaip mes manom? Aš manau, kad komandai yra 3 išsižiojosios burnos. Aš duosiu komandai nuspręsti. Kliedesiai. Kliedesiai nesigaudimas laidoje. Nesigaudimas situacijose ir nesigaudimas, kur jis yra. Bet kad vogdavo iš dėduko, aš manau, čia yra labai... Eik, tu bleba. Jis realiai neigia. Gali būti, kad jisai meta žaidžia, gali būti, kad jisai metinėja. Tai šeimos niekada nevok. Nukirst po rankos. Mes jau per daug. Tik kad vagiai. Bet man atrodo, mes visi vogdavom iš dėduko ir mačių. Tu, okei. Aš ne. Gerai, kokią paskutinę vagystę atsimeni iš dėduko? Ką paskutinį pavagiai? Senatvė. Nužudė? Senatvė, gerai. Tai yra jo, jisai ką sako, ką reiškia senatvė, tai stresas. Visas jo nerimas ir panašiai, visą gyvenimą. Tiek privarė, tiek prilaižė, kad smirė. Ne, tam tikrą prasme tai yra tiesa. Aš sakau, kad tiesa. Ne, jeigu jau senatvė, tai jis nekaip negali meluoti, jis tikrai jį davarė. O eik tu. Tu davarė savo dėduką? O ne, tikrai. Davariai. Aš jam gelbėjau, aš jį masažavau, aš jį į lauką vedžiau. Tai kaip aš iš jo vokčiau, tu man pasakyk. Gerai, bet dėdukas nėra katinas, nėra čia šuo, ne? Čia dėdukas žmogus tavo. Big dog. O nebuvo taip, kad kol palieki dėduką, kol ištrintas, tu nueini nupizdint kažką iš dėduko? Negalėjo tai būti? Nebuvo? Ne, manau. Aš manau, kad mes ratais, kvadratais sukiojamės. Davai, visi galim pasakyti ir kas daugiau. Manau, kad vagis pagautas už rankos. Tiesa, sakai? Aš manau, kad tai yra tiesa. Aš sakau, kad ne. Aš sakau, kad tiesa, tai 2 prieš 1. Turim 2 tiesas. Tiesa. Turim 2 tiesas ir priimsiu atsakymą, kad tai yra tiesa. Tarzanai, pasakyk, mums visiems įdomu, ar yra tiesa ar melas. Tiesa. Tai yra tiesa! Kas tik mokinau, niekada daugiau nevogiau. Niekada nevogiau. Niekada po to nevogiau. Bing. Taip skaudėjo šaika. Tarzanas vogė iš savo senelio. Aš nekėpau. Tu dėduko. Pasiskolino ir prilaižė, kad jisai numirė, ne? Alga, man jisai kaip sakė, aš daugiau kaip alga pasiimdavau, nes algos nieks neduodavo. Nebereikia teisinti. Ne, viskas. Einame toliau, tai Karoli, bus tavo eilė, palaikam Karoli plojimai. Stebėjau, kaip miške mylisi 2 vyrai. O, wow. Mikaitis buvo vienas iš jų. Čia buvo kelionė ir ten Mikaičio nebuvo. Čia mes važiavom su žmona mano. Į kokią valstybę keliavot? Valstybė čia nesakyk, buvo... kad musulmonų valstybė. Jo, nes net. Neprisigauk. Ne, tokia laisvė. Olandijos. Čia buvo Tenerife. Ne, iš vis su žmona ir žiūrėk, vyrai mylis. Matai, Tenerife tai yra normalus reikalas. Jo, nes aš buvau Tenerife. Dabar akmuoju mano daržą, nes buvau vienas kelionį į Tenerife. Sakai, normalu ten, ne? Ten visi vyrai važiuoja to? Palauk, gal Gran Canaria, žinau, gal maišau. Aha. Žinau,
O žinot, kaip gestų? Ai, tai kairė sala gay, o dešinė straight, ne? Seniukai, norėjau klausimą, o tau vyrai patinka? Labai. Šiaip. Tai gerai, o jeigu tau labai, tada tu stebėjai, o tavo žmonai patinka vyrai? Jo. O jei patinka, kad tau patinka Reiškia, vyrai. buvo. Ne, matai kaip buvo. Buvo Gran Kanarijoje ir mes ėjom po kopas, mes sakėm, padarysim tokį tyrimą ir ėjom ieškoti, ar tai iš Gran tikrųjų Canarijoj tiesa. Ar tai tikrai... Aš žinau, Tenerifei. Bet jis... Ne, Gran Canarijoj. Kaip tu gali neatsiminti Tenerifę, Gran Canarijoj? Maišiau, matai, labai arti Daug salos keliauji? ir mes per trumpą Daug laiką... keliauji? Kuriai daly kopas yra Gran Canarijos? Kopos yra... Tenerife nėra. Kaip palaukios vadinasi, Les Palomos, man atrodo. Les Palomos, labai tikroji skamba Les Palomos. Galima Aš tai žinai, pagal ką man galvoja. Tas toksai, ką? Mas Palomas, taip. Ką yra pats geriausias melo Ne, aš būdas negirdėjau, labai pasigalvoti? Arba apgaudinė. Tai čia Kleiza taip daro, paklausi klausimą, ką? Aš matai, labai daug laiko su Kleiza Na praleidau. gerai, sir, tęs pasakojimą. Vaikščiai po kopas ir kas tada buvo? Nu va, tai mes vaikštinėjom po kopas, sakom, reikia būtinai surasti. Ir, nu, gal kažkas kažkur krušasi. Ai, tai jis voja. Mes tokį padarėm kaip testą, kaip tyrimą, žinai, ar rasim ar nerasim. Nu ir mes saukiutinam per kopas, žik, O jūs taip kaip kareiviai? Ne, mes pradžioje labai ramėjom, nes kopos, žinai, ten nėra ko slėptis, o paskui įvarėm į miško tankmę. Ir tada miško tankmėje mes matom, kaip Šiknon ir burnom. mūsų paieškos objektai. O gražus buvo vyrai. Žinok, mes labai artinėjome, mes žiūrėjom iš pakankamai toli. Bet per nelik ilgai, aš taip galvoju. Ja. Parodyk su Mikaičiu kokią pozą. Jo. Kodėl su manim? Palauk, O ką tas žmogus aš tau nieko nedarysiu, tu nebijok. O ten bibičiul? Niekas nečiulpė. Niekas nečiulpė. Aš žiūrėsiu. Vaizdelis buvo maždaug toksai, vienas buvo didesnis, jis buvo O ten palengvas. ne per giliai jau? Ne, buvo po medžiu. O jam nugarą irgi skaudėjo, kaip man? Taip. O darė Rich Around. Ir viskas. Opa. Tiek dalykų. O rankytė buvo Rich Around darė ar už klubų buvo? Rankytė buvo. Buvo, ne? Jo. Buvo, Mes taip. iš toli, bet matėsi, kad ranka yra. Tada bus tiesa. Jo. Aš tikiuosi, kad jis dabar prasudinėjo klaidą ir rado išjungę šitą kitam bičiui. Arba jisai žiūri gėjų porno, irgi variantas. Ne, jisai tik kad žiūri, tai čia 100%. Bet čia ne jo heteroseksualumas teisme yra. Čia istorija yra teisme. Tai jūs, kodėl jūs nuvarėte į Gran Canariją ieškoti vyrų sekso? Lem, aš dabar galvoju, gal Tenerifei. Sen Gran Canarijai, tikrai Gran Canarijai. Jo. Sakyk, kada buvo, ar senai, ar seniau? Mes, žinok, aš to pasakysiu, net nebuvo aiškios priežasties, kodėl mes tai darom. Mums kažkaip pasidarė nuobodu, mes pradėjom vaikščioti po tas kopas ir sakom, davai turim surasti, žinai. O kaip jūs sužinojot? Straipsnį paskaitėt, po Tenerifei ten būna. Vietiniai gal pasakojo, žinok, kažkaip... O čia reguliariai, tipo, kai Kad ten nuobodu tuose pasidaro. kopose pisasi hebra. Gerai, nesugalvojat pafilmuoti? Nesinešėm jokių telefončiukų šalia. Kodėl nesinešė telefoną? Važiuok, net dabar galvoju. Telefoną. O gal nešėmės? Blet, kaip mėtais. Man tai Ai, geras seniai, aš mėtausi. Tai jo tokia taktika buvo. Klausykit, aš manau, kad mes galime sprendimą. Jo, galim, manau, kad tas- Tiesa, 100%. Baigtų, Tiesa, Renaldai. 100%. Tiesa 100. Ne 100, bet 9%. 100%. Tiesa? Tiesa. Gerai. Tiesa. Gerai, dabar. Tiesa, manote, ne? Man tai... Aš manau, 3 detalės sumeluotas, bet pats faktas. Tiesa, ne? Tiesa. Gerai. Arba jis vaidina, kad meluoja. Gali būti ilgai nebetemkim. Tiesa, Tokim, kaip buvo iš tiesų. Gali pasakyk mums. Ponios ir ponai, Gran Canarijoje su savo žmona per medaus mėnesį mes iš karto žinojom, kad Gran Canarijoje hebra pisasi. Ėjom ir surado moterį. Gerbiu, nes jisai skaito grajų. Myliu. O, senė, Mes skirtingos komandos. Tu džiaugies, kad mes Ne, jis gerai skaito grajų. Zanas šiaip kol kas lyderis. Tas Katinas susivėlė. Paliekam tokį sąsatą su visom kitom laidom. Man žiauriai Tai patinka. jeigu kas į Gran Canarus važiuojam, jeigu norim kažkokio... Mes davai galim. Aš nežinau kaip jūs, bet jei man kas nors pasakytų, kad yra appsas, kuriame iš principo gali rasti viską, ko reikia vairuotojui, aš nežinau, aš sumokėčiau už jį, nu nežinau, kokius 5 eurus tai tikrai, gal ir 6. Bet nei 5, nei 6 eurų mokėti nereiks. Car Vertical sukūrė appsą visiems vairuotojo poreikiams. Na, išskyrus vairavimą, žinoma.
Car One. Galvojau, eilinis appsas, nieko ypatingo. Bet yra ten reikalų. Patogesnis parkavimas nei tavo eiliniai parkavimo programėliai. Elektromobilių krovimo stotelių žemėlapis. Ir patogus krovimas. Priminimai, nes vairuotojų Roman Empire tikrai nėra galvoti apie technikinės galiojimo pabaigą. O ne! Dar ir apsidrausti savo automobilį gali. Žodžiu, labai geras reikalas. Ai, dar vienas dalykas. Nauji vairuotojai gauna nemokamą Car Vertical automobilio ataskaitą. Tai galėsit pažiūrėti, su kuo iš tikrųjų važinėt ir dar sutaupysit 14 eurų. Atsisiųskite programėlę su šiuo QR kodu arba iš Google Play bei Apple Store. Galime žiūrėti toliau, dabar mūsų naujokės čia ir eilė, paplojam jai! Merūnui Vitulskiui užstačiau fanarą. Kaip pasakai užstateit. Aš pagalvoju, Vitulskiui užstačiau vaiką. Įmanomas toks sakinys? Neįmanomas. Įsivaizduoju, kaip dabar Vitulskį nežiūri laidą. Vitulskis, pirmas dalykas. Vitulskis yra Merūnas. Dainininkas. Nu tai dar galima pasakoti. Merūnas Vitulskis operos solistas, toksai, kelias žvaigždės dalyvavo. Fredzu žvaigždė. Jis dainuoja, o gražuolė. Tai tu jam užstatai? Fanaras, taip, bet ne vaisius. Mes galim irgi. Tau reikia spėlioti. Jo, žinau. Aš jums bandau jūsų trikdinti, aš 5 žingsniai priekį, kaip sakiau, tą sistemą, aš bandau jūsų psichologę. Aš Tarzanai labai. Tai papasakok tą istoriją, kas įvyko, kur jūs buvot, kodėl ir kaip ten viskas nutiko. Ok, tai mano tėtis, nežinau, ir kas nors girdėjote, yra operos solistas, kaip ir Merūnas Vitulskis. Ir mes dalyvavom tokiam renginį Valdovų rūmuose, buvo koncertas. Taip detaliai viską. Jo, labai detaliai. Tada galvos, kad... Nieko, viską sakyk. Daug detalių nenaudoju. Aš ta prasme pasakoju tikrą istoriją, tai pasakoju kaip ir buvo. Gerai. Taip, tai mes buvom Valdovų rūmuose ir taip išėjo netyčia, kad aš su tėčiu buvau backstage ir aš padėjau jam persirenginėti. Jis ten turėjo tokią lemenę, kurią jam reikėjo užsekti gale. Nepraėjo Katunskytė. Šį kartą aš buvau Katunskytė. Apsauga. Tai va, tai aš tiesiog netyčia, Merūnas buvo šalia, kaip tik dėjusi batus ir aš taip iš alkūnės, kai traukiau tą, nežinau kaip vadinasi, toksai vyriškas korsetas, ne korsetas, bet tokia lemenė, operos solistai tokios dedus ir ten reikia taip galebiškai suveršt. Ir aš taip veržiau tėčiui pilvo, taip suspaus, bandžiau ir pisau taip Merūnui į akį netyčia. Tai va. Okay. Tai palauk, o Merūnas dainavo po to, ne? Taip, jie ten kartu dainavo. Ne, čia buvo jau po koncerto, ačiū Dievui. Taip, visi dėl to labai gerai pasijuokėm, kad padarėm bent jau šitą damidžą po koncerto. Tu po koncerto aprenginiai savo tėtį? O tai kas daugiau aprengs? Pas mus yra labai rūpestingi žmonės. Vienas dėduką masažuoja. Čia yra jo korsetas, kurį šiaip nešioja. Tiesiog čia yra jo korsetas. Taip. Ne koncertinis koncertas? Ne. Kristian. Vairavimą. Kai namo važiuoja, užsideda. Toks nude spalvos. Toks. O kodėl jam reikia šiaip laisvų laikų to korseto? O tu matai mano tėtį? Ne. Tai va, tai. Tuoj pamatysi. Kad geriau atrodytų. Nu taip, esi ten truputį. Sen čia tas prestižo filmo momentas, kur jos tėvas savim būna tik ant scenos. Jis vaidino gyvenime. Žinai, operos pasaulis toks keistas, galiu pasakyti. Aš dėl to ir nuėjau į repą. Susiglaudė, žiūrėk, dviesi sėdė susiglaudė, čia tarpas belekoks. Kur čia ta tarpas? Gal priklausom? Va, tai aš čia galiu Tai pasakyti. gal jūs Gerai, grįžkime į žaidimą. Kaip manom, komanda? Tu čia šaudot ir prisišaudot? Prisilaižo? Gerai, kaip Merūnas reagavo šito tavo? Niekas, aš labai atsiprašinėjau, aš žiauriai susiparinu, man tik 16 metų buvo, tai aš ten žiauriai sorry, atsiprašau, nenorėjau netyčia. O jam ten tinsta. Nes man aišku buvo žiauriai gėda, aš ir taip tenais jaučiau, žinai, tokia, o čia fainai, galiu su žvaigždėm pabūti. Aš turiu vieną klausimą. Kiek tuo metu svėrė Merūnas? Kuri fazė jo buvo? Oi, tikrai nepamenu, man jie visi vienodi, ką aš žinau ten. Kas, vyrai? Ar balti? Pilvai operos solistų. Biški ten. O pavyzdžiui, per kiek laiko Merūnui ten jau išdygo tą fulfą? Per valandą gal, kol mes ten afterį buvom, tai biški tai pradėjo, susidėjo ledą, bet vis tiek išdygo jam. Tokia nebuvo didelė, toks žinai biški mėlynas toks. O kaip atrodo operos solisto afteriai?
Geria visi šampaną ir daugiau nesakysiu. Šaldėsi tą vietą ar pochui kažkaip? Šaldėsi, sakau. Buvo užsidėjęs ledo. Jo. Buvo atnešęs, užsišaldyti maišiuką. Ne, tai ten tai pilna, ten buvo ir ledo, visko šampano. Visą vakarėlį. Gerai, man kokios mintis? Labai greitai pasakė visus faktus iš esmės pradėjo. Valandas. Bet per dėlį greitai, jo, tiksliai. Valandų nesakiau. Bet gali būti, kad jis tėtis net nėra operos solistas, pavyzdžiui, aš net nežinau. Čia jau gali būti melas. Jos tėvas ir repo solistas. Gal įžytuvas. Vaidai, man reikia atsakymą iš jūsų komandos. Čia tiesa ar melas? Aš iš Lazdynų tiesiog esu paprasta mergina, aš nesu buvus Aš valdovų ne to klausiu. Čia kaip tardymą. Aš ne to klausiu. Aš visiškai pasmetę šitoje situacijoje duosiu jums O spręsti. ką jūs galvojat? Aš manau, kad tai tiesa, labai jau gerai pasakė. Bet per daug detalių. O kodėl jūs šališkas? Bet per greitai, suprantate, per greitai pasakė tas detalės. Bet ir Man sakė, šito žaidimo nereikia laimėti, aš tiesiog matau tiesą ir sakau tiesą. Ir viskas, Būtų melas, sėdėčiau ir galvočiau, tai ką tu nori iš manęs. Ką galvoja apie savo komandą, kuris sako, iš kairės sakė tiesą? Tu nepasiduok, Reikia sėdėti prie šito fakto, tiesiog reikia atsakymą ir važiuojam toliau. Tiesa, manau. Aš už tiesą. Man, kad tai yra tiesa, gerai užfiksuoja atsakymą. Suskabinkim kaip paaiškės keli, laimėjo tiesa. Ar tai yra tiesa? Ar tai yra tiesa, čia ir papasakok mums. Iš tikrųjų, tai... Melas. Visiškas melas! Iš karto Čia pagarba. Čia didžiulė pagarba. Žinojai rimtai, kad čia net... Nežinau, bet... Nežinau. Čia mano? Seni, kaip gerai meluoja. Per tokį trumpą laiką pisti protą. Čia sociopatas, absoliutus sociopatas. Solo? Ar ne? Tas solistas. Gerai, jie padarė. Dar galėjai kaip sigal apsiverkti, pizdė. Bet tu pavojingas. Tu pavojingas žmogus. Gerai, ir ačiū labai, Čeri, o dabar Vytauto Mikaičio eilė. Paplojam ją! Pas draugą namuose iš šiukšlių dėžę išmečiau savo šūdą. Buvo. Aš nežinau, pas kurį draugą. Gerai. Kurį? Ar tai buvo pas Karolį Tiškevičių? Ne. Ne? Kodėl nepasinaudojai tiesiog tualetų? Žodžiu, buvo tokia situacija, kad labai norėjau pas Artūrą pašikti. Aš šiaip visada mėgstu pas kitus nueit pašikti. Atpalaiduoja. Nu, tipo, dažnai būdavo, kad neturi tualetinio popieriaus namuose, einu pas kaimyną. Jo, tai... Hustle. Žodžiu, buvo tokia situacija. Hustle. Tualetinį popierių saugo. Hardworking. Žodžiu, buvo tokia situacija, kad aš pas draugą, biški toliau gyveno. Galvoju, neįsiu namo, dar nesu tikras, ar tualetinio popieriaus yra namuose. Galvoju, Aš jau supratau, jau prikirpau. Prikirpau. Jau eina gatvę. Laiko, bet daneši, sako, daneši, ten namuose nešikšulis tualetinio nėra, tipo, ir nuvietė, ar numetė. Bindė? Jo. Bindė? Jo, yra. Sakai tiesą. Gerai, leiskim Vytautai užbaigti istoriją. Atsiprašau. Jo, tai va, tai aš tada nuėjau pas draugelį. Galvoju, reikia ar eit namo, ar pas jį, žodžiu, nueit prišikt. Ir gal buvau, nežinau, gal pavalgęs gerokai. Ir labai jau pavariau stipriai. Ir karočią tas, galiu šnekėti? Žinau, prašau, tam ir atėjai. Bet pasakok ne kaip nuo iki laidoje, kaip žinau, kad meluoji. Neskaičiu kalakutų, kol jie negimė. Na, toks pasak. Tai va, tai žodžiu, tiesiog pasižiūrėjau, kas ten man gavosi, žinai, škanę. Numeris. Ir galvoju, pizda, nenusileis, karočią. Taip, ai, tu jau buvai pas draugą tulkį. Blanka. O ten pasveikinai, labas, pašnekėt, parūkėt, kažką. Jo, Ar tu iš kaip karto ten tulkį, pasakyti? tiesiog Buvau kaip katė? Sėdėjom, čilinom su draugeliu, galvoju, pašyk. Bet tu pasinai su pirminę... Tavo tikslas buvo pašikti, taip sakant. Ir tas pašnekėjimas buvo tik tai side. Prisidengimas. Pretekstas, jo, ten tipo... Taip, iš draugiškumo, mandagiai. Žinok, kvepia tiesa, seniukai, aš jau rūkyklą. Gal tu senelį buvai prišykė. Lemba, viskas sudeda galų. O pas jį buvo tas ženklas, kad padėtas šiukšliadėžė tualetiniam popieriui. Kad tipo ženklas, kad kanalizacija prasta. Ne, nebuvo. Nebuvo, žinok, kodėl tu man jau Kodėl tu have to sugalvojai, kad go. nusileist? Jo, tai reiškia kanalizacija hujena, reiškia gali varyti.
Gali primėm dar. Aš suprantu, kad per filmus tai būna, kad tokie dideli šūdai, bet realybėje tai irgi tai būna, nebūna. Tai visi šūdai nusileidžia. Ar tikrai? Kažkada, anksčiau ar vėliau, ne? Ne iš pirmo, tai iš antro karto. Ne, bet ten buvo, matai, ten buvo išskirtinis šūdas toks, kaip žinai, kur rasti monetą iš dviejų pusių. Jau laimė yra didžiulė, kur dvi vienodos pusės. Tai va, tai čia buvo lygiai tas pats. Tu norėjai kaip suvenyrą pasimti? Ne, tai aš supratau, kad nėra galimybių jam keliauti savo šimtinių stajakų. Ai, panašiai kaip bandyti medžio šaką nuleisti tulikę. Jo, aš neišsilenks. Tiesiog maniau, kad ten... Jo, kad ten neįmanoma ir tada galvoju, kad kitų kelių reikia eiti, tai tiesiog reikia... Gerai, kaip tu pridengi? Kosiai, kol rinkai tą šūdą. Nes aš turėjo garsas maišiuko čia žėjimo kažkoks būti. Šūdo ėmimas, garsas skleidžia kažkokį. Ar tu, blėt, su kiaurasam čia sistemi? Kaip tu ėmėjai? Paprašiau paklausiu, kaip tu ėmėjai? Rankom, plikom? Ne, kojom, blėt, stovėjau ant rankų kojom. Bet tai su plikom rankom ar su rakandu kojom? What the fuck? Kas taip daro iš vis? Mikaitis, babūtė, neįvės žmogus. Mikaitis, kas tau negerai, blėt? Pabandyk bent reikėjo. Šiandien įsidėjo ar į maišiuką įsidėjo, kai išėjo? Čia parašyta, kad šiukšlių dėžė išmė. O šiukšlių dėžė Šiukšlių virtuviai? Ar tulikė? Nes ten spurdėtų šiukšlių dėžė. Tulikė, tai aš klausiu, ar yra šiukšlių dėžė tulikė popieriais? Aš negirdėjau, čia rėkėt visi Tarzanas čia buvo. Nežinau, blėt. Čia ir Tarzanas, visi čia reikia. Žiūrėk, jis tai Aš taip pačiai kategoriją. durneliai pysis yra čia dabar. Gerai, ką man? Nežinau, kad... Tiesa, seniai, čia yra. Ne, aš sakau netiesa. Bet jeigu tiesa, tai viena. Dėl komandos vadovė, palauk. Ar tu vadovė? Ne, sakau, tu komandos vadovė, palauk. Ai, aš vadovė, aš vadovas. Aš čia kreipinys. Sako, lietuviškai nemoku. Tai kad visi, mano, nieko nemoku. Kas yra? Gerai, komandos vadovai. Atsiprašau. Palaukite. Ne vadovė. Ką mes manome? Tiesa, žinok. Žiūrėk, aš manau, kai tik perskaičiau, kai tik jisai perskaitė, aš galvoju tiesa ir iš visko, ką jisai sako, bando numušti, kad čia būtų tiesa, mėta kažkokias kreivas, blėt, teoremas. Aš manau, kad nepasakytų to. Aš manau, kad tiesa, jis niekada nepasakytų to, Aš pameluoti negalėčiau niekada. Tiesa, seniai, mes suosim tiesa. Čia yra per lengvas melas, kad tai, blėt, neatsimins ir tiek daug dalykų pamiršti. Tiesa. Gerai. Žmonės nori sužinoti, ar tai yra tiesa ar melas. Tiesa, bet tiesa! Visi specialiai. Aš galiu paaiškinti. Labai sena sovietinė kanalizacija. O ten buvo kaip arklys prišiktas. Bet žinot ką, aš po to jį padėjau atgal, nes pizdakai smirda šūdas. Aš noriu atgirdėti šitą istoriją atgal. Tai blėt, reikėjo sakyti, kad ne. Tai realiai kaip Indiana Jonesas sukeitį aukso figūrėlę su smėlio maišo, ne, kad neužvirs. Ir aš po to aš nuėjau Artūrui Vienodą svorį turėti. Tai atgal įdėjai Kad tendai marškinis įdėjai. Aš matai, aš Artūrui sakau, pizdas, ko šūdas nenusileidžia. Sako, tai čia nieko, sako, mano tas dukterėčia pabesdai tą tualetą nenusileidžia. Tai besdalas nenusileidžia. Tai ne pirmas buvai žmogus, o ne ten tiesiog pirmas. Bet tu jį ištraukiai, tipo, dar strigęs jaučiu buvo, nes pusiau leidosi ir pusiau nesileido. Kažkas tokio. Gerai, po pirmojo rato rezultatas yra 4-2. Ką dabar man to kartą eilė? Seni, mes esam ta komanda, kur per amerikietiškus filmus šeštadieniais ir nerodo, kur surinka atsilikus visokius vaikus, juodus, pilkus, blėt, Visi tinka. ir karosi kažkaip sezono galė susižaidė ir laimė. Mes esam tiesiog A-team. Yra, ne, ar tai bus. Mano klausomiausias 23 metų atlikėjas buvo Taylor Swift. Gerai, kodėl mėgsti Taylor Swift, papasakok? Ahuiena. Jinai yra, aš skaičiau, jinai yra Lietuvos, tiksliau, Amerikos Marijonas Mikutavičius. Jos dainas iš širdies grėda. Pasakyk 3 faktus apie Taylor Swift. Trailer. Šiandien trailer? Su lėktuvu skraido daug. Memus faktas. Tokius, kad jūs nežinotumėte? Gerai, aš jos namo per Google Maps buvau susiradęs. Kur? Redinge. Okay.
Kokioj valstijoje gyvena? Massachusetts. Ar Pensilvanijos. Pala. Tada labai graži. Ir labai aukšta. Tas jau pabuvo su pirmu faktu, kai pasakai su pirmu jau paaiškinti. Kokia daina buvo klausomiausia? Ar atlikėja tiesiog klausomiausia? Atlikėja. Per Spotify čia? Metų gale, jo metas, gali pasižiūrėti. Ką nurungė? Nurungė Leon Bridges ir Chris Stapleton. Toks irgi heavy hitteris. Tu tos faktus iš to kilimo trauki, matau, pagal žvilgsnį. Aš kai galvoju, bandau prisiminti, man reikia žiūrėti mirgantį vaizdą. Kokia yra trečia pagal mėgstamumą Taylor Swift daina tau? Man? Išvardink iš vis 5 normalias. Jo, top 5. Aš pavadinau. Irgi noriu. Neatsimenu daug. Gali padainuoti. Jo, padainuok. Trečią dainą. Ne pirmą, ne antrą, bet trečią, tokia, kur tavo trečias pasirinkimas Taylor Swift. Iš kur žinosit, gal aš mėgstamiausią dainuoju. Matai, yra problema, kad Iš kur žinosit, kas man trečia yra. problema yra, kad mano tai yra mėgstamiausia dainininkė. Jo? Reikia tik galvoti. Iki kraujo. Bet varyk. Čia jau vaibas. Ir mes niekada užkulisiuose niekada tu apie tai nesakei. Tu sakei apie Adelę kalbėjai. Tada aš tave kviečiau Miami baseiną. Adelė turi... Žiūrėk, varom su tavim baseiną Miami. Amerikietiško O futbolo. ten Kirolovą parodys papus ten? Karočią, aš jam rašiau, sakau, varom Miami baseiną, Sin padarė. Žiūrėk, o jisai iš karto varo. Kaip suprasti, aš irgi noriu Miami baseiną. Kur čia Miami? Bet mes Mes dar klausysim apie Taylor Taylor Swift Swift dainų, kurios bus. Koks klausimas? Gerai, mėgsta. Padainuok nors vieną Taylor Swift Nori dainą. Miami Aš baseiną. nemoku dainuoti. Čia yra Gerai, bet problema. įvardink dainas. Delicate. Dėl kitaip. Remember all too well. Va. Suprask, Ta daina kaip vadinasi. norite, o mes žinom. Tada Cruel Summer, Like Snow on the Beach. Kas visai kitų dainininkių dainas vardina. Kaip manom, Vaidotai. Aš žinau, kad Cutleris labai country mėgsta, bet aš nežinau, ar Taylor Swift prie country skirta. Šiaip tai Nashville country. Country karalienė yra. Savo country. Laikom. Ir ne iš Massachusettso, jinai. Pensilvanijos gal. Teksase. Taylor? Už 10 eurų. Šito niekada Beyoncé nebūtų yra iš pagalvojus, Teksaso, kad vaidutė. sėdėsiu su bičiais ir visi dėl Taylor Swift ginčytis faktus. Kas Nes daugiau visi žino? fanai Taylor Swift ne ir šita bandom daina. faktų prigauti. Aš net nežinau. Aš pasakysiu tokį dalyką, aš klausau muzikos, bet aš niekada nei žodžių neatsimenu, man tiesiog muzika groja fone ir aš 2 eilučių negalėčiau padainuoti iš bet kokios dainos. Matosi. Nesakau, kad jin mėgstamiausia, jin buvo daugiausiai klausoma. Mėgstamiausias... O jūs su Aiste tą patį naudojat Spotify? Ne. Ne. Man reikia Nes sakyti. Dar įdomiau. Man, kad tai yra melas. ne, gerai. Mel. Prisimink paskutinį gerą tūsą, kur geriausiai skambėjo gabalas, klausėjai, šokai, tūsnai dainavai. Swift. Swift, aš žiūrėjau jos koncertą Aerostore ir tūsinom saisti dvies. Jis kaip jisai dega prie to stalo, matosi. Melas, ar ne? Vaidas, tu esi Gerai, kapitonas. Jo, tu Aš kapitonas. sakau melas šitoje vietoje. Vaidas Šižinis mano, kad tai yra melas man, tai pasakyk. Tiesa? Aišku, kad tiesa. Tai yra tiesa! Ai, nu, na. Seniai, huienos, konfus, 3,5 valandos. Įsijunkit per ekrą, ble. 1 valanda lėtesnė, bet 2,5 valandos paskutinės, huienos. Ei, turėjo būti ten, reiškia, nebuvot. Gerai, dabar Vaidas Šižinį eilė, paplojam ją. Savo namie esu įsirengęs slėptuvę nuo atominės bombos. Gerai, esu buvęs. Kai buvau, tu nieko dar nebuvai įsirengęs. Dar pilkos sienos. Tu atsimink, kad mes kai žaidėm, kai mes gaiminom, mes ant baro kėdžių sėdėjom. Kur jis gyvena būtename? Tokia sujungti namai, ne? Kotedžas vadinasi. Terraced houses. Viktorijinės stiliaus, kaip Londone, žinai, tie Kotedžas, sujungti. Tai kotedžas. Ar tu pats ją įsirengė ir buvo projektai jau? Ne, tai tenais kaip projektai yra saugiausia vieta, tiesiog aš tenais storinu dalykus, mieste. kurie jeigu atsitiktų kažkas. Ir filmuoji ten, ne? Streaming. Ne. O kokia Man bijai kitą karo? daryt. Nes jis tai Ne, nebijo, pavyzdžiui. nebijau. Pažiūrėk, ar jis Tai bijo? kam tau slėptuvės reikia? Ne, tai pasiruošus vis laik yra gerai būti. O gerai, o tai čia yra Vilniaus mieste? Ja. Aš jau nelabai įsivaizduoju, kad Vilniui būtų kažkokie kotedžai su rūsiais. Gerai, o ką ten jis Ne, įsidės? ten nėra rūsys, ten yra realiai kambariukas, bet jis yra pačiame viduryje, kur nėra išorinių sienų, kurios iš karto tave apsaugo nuo Kaip kai panic kurių room spindulių. toksai, ne? O, kaip pakartok dar kartą šito? Parašau. Kiek tu atsisuk? Žiūrėk, Ne, atsisukčiau. Vidury kambariukas, kur nėra aplinkui. kai ten būna kažkas. namas, ne? Jo.
Būna namas. Ir vidury. Šveicarijoje buvo tam bunkeriai, visur ir ten tais žemai tie bunkeriai. Tai priminsim, kaip Kur geri, melą, ne? kiekvienam name sėdi Šveicarijoje bunkeris. Jis dvėjojo, ar tu iš vis namą turi. Ir jau man kažkaip apie tai, kažkur tai laižai. Ne, aš name, jis turi namą. Seniukų. Net namą ar Ne Rusijos. Per vidurį, ne Rusijai, per vidurį. Per vidurį. Nebus mūsų. Galiu paklausti, tu jau maisto vandens užsitavarinai ten, ne? Nu tai yra. Ko užsipirkai, kokį maistą laikai? 7.2 LT, kur yra tu visą sąrašą. Nes visi bunkeriai žemynį. O kas yra 7 LT, aš nežinau. Tipo, turi būti pasiruošęs 7-2 valandom, jeigu kažkas nutiktų. Tai Ten yra listas surašytas, ką man daug Jo, reikia. viskas yra. O kažkaip baigėsi namie maistas ir voltas nebevažiuoja. Nulipi suvalgyti Šernėnos konservą. Bet tada atperki kitą dieną. Nemeluosiu, esu iš tenais ėmęs tikrai. Slėgis, oras. Atperki iškart, kad kaip viešbučiuose, kad nepastebėt, kad iš mini barą dingo. Sukeičiu kaip Indiana Jones. Kaip su to šūdu. Gerai, aš man atrodo turiu jau Ką atsakymą. pamelavai, nes per vidurį manau, kad bus Ką tikrai. manai, kad tiesa? Ne, tenais yra vidurys ir kai laiptais kyli viršun, yra po laiptais toks kambariukas. Gali ką O paklausti? atvirkimyn, tipo, ar... Pirmo aukšto ir tą kylį viršun. Ir tipo, Gali bunkeris Katlerio kažkoks. paklausti, ar yra toks Katleris buvo, sako, kad nėra. Gerai, Ta prasme, nemanau, aš kaip pas tave buvau prieš porą metų, ne? Nemanau. Mes atsimint pernai Halloweenui turėjom video dar nufilmuoti. Nebent nekaip įveiktas ir tau nepasisektų, jeigu... Tai man atrodo, jeigu aš didžiuočiau slėptuvę, bunkerį. Jeigu pas parodyk. mane tai čia būtų pirmas dalykas, kur Aš fotkės mešius paskui. Jo, tai aš manau, kad Vaidutis meluoja, žinai. Bet jeigu suklydai. Meluoja, ne? Aš manau, kad meluoju, bet tame esmė, aš dar nesigaudau. Zanas dar Aš galiu pasakyti vieną dalyką. Nesigaudau, nes tame esmė Viskas. turėtų žymį, Bet žinot, pagal oro viskas. slėgį, pagal visas matematiką turėtų Aš buvau, kad sakau, kad melas. Melas. Aš dar patikslinsiu vieną dalyką. Ten nėra tas bunkeris, kur tu gali gyventi N mėnesių. Tenais yra vieta paruošta, jeigu Tai bunkeriu vadini kažkas Dar Tai tiesiog tavo dukros kambarys, ne? Klausykit, iš tai laidai apsaugą pasisamdykit kada normaliai. Man reikia, aš nežinau. Ne, sakom, kad Ir melas. čia panašu į okną, ne, kur va taip panašiai žiūrovai sėdi, čia galėtų du geltonus. Taip, bus tipo... Gerai. Mes galim. Labai tau, ačiū labai komanda. Gerai, mes užfiksavom atsakymą, jog tai yra melas. Vaido, tai pasakyk, kaip buvo iš tiesų. Tai yra melas. Tai yra melas. Dar vienas atsakymas keliauja. Šiaip šitos laidos organizatoriai yra šlikštynės, nes šitam žmogui buvo neįmanoma apginti tokios tiesos. Nu, kur jisai įrengs atominį... Naujam kotedžiui. Ne, pasigavo, Aš nes taip per vidurį pasigalvojau. reikia matematikos. Aš taip galvojau, kad tu turi žemai būti. Čia matematika. Palauk. Ir eina pasakyti. Klausyk, bet mes Nagijevą jau turime. Nagėvas yra. Reikia, žiūrėk, aprengti porą apsauginių geltonai, kad visada nuramintų aistras. Pasakyk, vsio, paka. Kas čia yra? Ramiai. What? Su kuo tai? Čia va, Kas tenai? Tiesiog šaukia į savo bunkerį. Jis tą viskį pisa ir toksai. Yra, ne, taip, čia man šneka, sakau, sen. Čia viskas gerai. Dabar va, ja, viską nusiraminam. Dabar bus... Gerai, važiuojam toliau. Nu, o dabar yra Tarzano eilė. Raktą kortą. Ne ta pusė skaitai. Ne, ta pusė, ta. Ko neparašyta? Ko jūs čia man aiškinate, žinau, kad, nu, ne ta, bet jums netrodo, ta, o man ta. Nu, Kaip ir tai, gyvenime. tipo, jūs matot, ką aš matau? Taip, Tarzanai skaito. Gera pamoka gyvenimui. Čia gyvenimo filosofija, Tarzano. Čia per... Per varžybas. Per varžybas priešininkui... Perskaitai geriau, nemoku skaityti. Per varžybas priešininkui specialiai sulaužiau pirštą. Taip. Tarzanai, kokios tai varžybos buvo? Badminton. Kokios varžybos? Biliardų. Pas mane viskas varžybos. Jo, bet čia. Įvardink, kokias tai varžybos buvo, kokią sportą. Sporto Kiek šakos. pirštų kursų laužęs? Ne, kokios sporto varžybos tai buvo, ar ne sporto? Sportas daug pirštų lūžę. Kokia kartelė yra? Galim raštų gal Aš atsiųsti. negaliu. Iš anksto suderinus. Žiūrėk, Tarzanai, per varžybas priešininkui specialiai sulaužiau pirštą. Tai tu buvai varžybose turbūt, ar ne? Ir kažkur sulaužiai pirštą. Taip. Ei, va, ir visi aiškina. Ir dabar klausimas. Gali. Gerai, papasako, kokios čia varžybos buvo.
Nu tai amerikietiško futbolo. Amerikietiško futbolo. Taip. Ir kaip sulaužiai specialiai, jam pirštus pribėgai ir pradėjai imti už rankas? Jis man high five padavė ir šiam. Pagavai, ne? Koks jauras. Ar tu suspaudai? Te pataikė. Galite saviškai. O kodėl tai padarai? Tu nemėgai to žmogaus. Tiesa ir ne vieną kartą. Bet jisai teigiamas, jis nepanašus. Jis nemanau, kad Tu negali amerikietiškam futbolui, atsiprašau, praeikit. Aš prieš smurtą. Nebent tau high five duoda. Ir priešininką nelabai high five-inį. Gerai, o tau dėl ko nepatiko tas žmogus? Tu turėjai planą jam sulaužyti pirštą, jo? Ne taip pažiūrėjau. Jau kam, tas žmogus, karočią. Dėl ko jo pirštai lūžo? Aha. Nes prisilaižė. Tai reiškia, prisikalbėjo, ne? Maladės. Tai bet palauk, prieš tai pas senelį Vogį irgi laižė. Jo, bet jisai... Jų yra laižė. Čia Vogė. tiesiog... Kas jums sulūžo kiek? Jeigu jis pasako vogė ir tada tu pasakai laižė ir tada, tą patį žodį reiškia. Pizda, tai tu gali visus žodžius laižė pasakyti. Taip. Laižo klaidą. Nelaižo. Pagaliau supratai. Išskyrus, jeigu sako, kad laižė. Laižiai, prisilaižiai iš to laido. Reiškia, vedė, prisilaižė. Prisilaižė. Dabar aš supratau. Prisilaižė. Tai jisai prilaižė varžovą. Ar jeigu šitoje laidoje sik paaiškintų galiausiai, ką tai reiškia, tai šis... Ką reiškia sik? Yra, ne, tai bus sik. Tame esmė, tu gali bilinką, mes čia sikinam, ne? Mes čia darom bilinką. Mano draugelis Aš tai suprantu, aš tai viską suprantu. Po laidos dabar pasakys, varom sik. Aš galiu į salę varyti sportuoti. Bet tu nežinai, kad aš galiu sik pas mergytę. O sik laižyti. Ta mergytė sik Jam buvo. pasako Bet tiesiog... ta mergytė buvo sik, kur gali būti blogai. Tarzanai, žiūrėk, aš tau skambinu dabar. Labas. Padaryk. Turime telefonus, gali pasidaryti Tarzanai telefoną. Kel telefoną, ragelį. Aš turiu, aš pala. Ar tai yra? Yra, nėra, tai bus. Tarzanai, varom sik. Laižom. Gerai, pasimatom. Ir į kokį tu adresą dabar? Tu turi žinoti, tu turi suprasti, kur tu varai. Tu turi, arba tu gaudaisi, arba tu nesigaudai. Viskas labai paprasta. Žinot, kas yra I am Groot? Tu tik intonaciją pasakai skirtingus jausmus, skirtingas emocijas. Arba tu Guardians of gaudaisi, Galaxy. Būtent, čia tiesiog Dievo duoda. Man tai labai make sense. Jisai tam tiesiog pasako, varom sik ir jis toks užsideda džinsus ir varom kažkur. Ir net nežino, O tu jūs tą patį super susikalbate? Aš geriausias draugas, prašau. Aš su juo giliau pašnegu negu saistę. Bazaras. Čia nėra ką šnekėti, čia be kalbų šnekėti, mes laižom. Homie. Yra, o jei dėl tai bus, ačiū me, baby. Gerai. Pralenkė vieną žingsnį. Gerai, kai man Tarzanas iš tiesų sulaužė priešininkui specialiai pirštą. O kur tai vyko? Amerikai. Gal aš už tai biškai? Advokatas pašnekėjo. Tu Amerikoje žaidėjai fulę? Pagarbos to pati kaip svonio šnekėjai. Gerai, ką nėra? Tu pabandyk pabūti advokatas. Gerai. Atsakinėk už Tarzaną. Gerai, atsakys. Klauskit, ką nėra. Tai žaidė amerikietišką fulę Amerikoje? Tu žaidai? Ne, sakyk. Žaidė Amerikai. O sik buvo, kai sulaužiai? Jisai nebuvo, buvo anas. Jau jisai buvo, sik, kad jam reikia. Na, kaip čia tradiciniai klausimai neveikia. Už dėžės galvoti. Aš nežinau. Dar kartą pakarto klausimą, prašau. Prašau, reikia Čia teisę. nėra klausimų. Ir teiginys vien. Oi, negaliu. Tu nešnekėk. Aš negaliu, aš dėjau. Nes kuo tu daugiau šneki, to man sunkiau užsukti nuo nusikaltimą. Šiek tiek tos Vytautas turi klausimą. Jo, aš turiu klausimą, ta prasme, mes šitą žaidimą pavertėm į 3 žodžiai žaidžiam. Laižė, sik, ten, Tai žodžiu, tai jisai laižė, prilaižė ir jam tu pirštą sulaužė. Amerikoje. Jo, Amerikai. Jo. Amerikai kitos Dėl to, kad tu taisyklės. pakartok dar šitą sakinį. Dar vieną kartą. Gerai, Aš neprisimenu, apie ką šnekam. Aš kur tu Klausyk, bet iš kur tu žinai, kad tu sulaužė pirštą? Ar jisai, pirštą sulaužė? Dahuja ten reikia. Jo, ten nespėjau girdėti, žinai. O man nesvarbu. Bet kaip diagnozė buvo, kad tu sulaužė pirštą? Iš kur tu žinai? Reikia, tipo, yra žinai, kaip nelūžta, kai sinarinė, o kaip lūžta,
Čia yra labai didelis. Rėkia. Ką tu darai, tipo, darai šitą, kad nieko nepadarai? Aš visada, tipo, nemačiau nieko, nežinau, blėt, kas čia buvo, tau kažkas lūžo? Gerai, dar turim klausimų, ar maždaug... Galima tiesiog spėti. Aš turiu klausimą, kas yra gyvenimas dabar. Tiškevičiu, tu labai daug apie tą pirštą galvoji. Nuspręs šį kartą. Žinok, aš žiūriu jį, aš nesuprantu apskritai, apie ką kalba vyksta. Tai Pasiduok. mes neturim šiaip ko prarasti jau. O jis gali į nors vieną klausimą atsakyti rimtai, tada būtų galima... Renaldai, esti mano kozerius, aš čia hard workinu, kad tu tipo nesuprastai, mane tu dabar rimtai. Šiaip jo. Renaldai, pasiklausyk, dabar rimtai. Mano vardas Laižytuvas. Laižytuvai, atsiprašau, Laižytuvai, gerai. Dabar komanda Vaidota užduos tau klausimą ir pabandyk atsakyti taip, lyg tais kalbėtum su kasininkė, gerai? Nors ne, blėt, tai gali būti, kad irgi. Dėl paskolos. Dėl paskolos. Su visais tai pačiai išnekėsiu visada. Gerai, Renaldai. Tai dėl to ir negausi paskolą. Gerai. Tai kai tu jam sulaužiai pirštą, Taip. nu, sportė paprastai supuola hebra, pradeda aiškinti santykius, ne, ten tave turėtų kas nors bandyti supyzdinti, ant tave šoks. Negi taip ramiai sulaužiai pirštą, nuėjai į rūbinę ir 666. Taip. Jeigu atsakymas yra tiesa, tai yra melas. Meluoja. Gerai, manau, kad tai yra melas, Renaldai, Misevičiau, pasakyk, ar tai yra tiesa ar melas? Melas! Nes niekam nelaužau pirštų, nes nenoriu blogo niekam daryti, realiai. Jei lūžta netyčia, dėl to aš jums sakiau, paklausykite, ką jisai sako, pakartok gal tavo. Paklausykite, paskaityk. Laižė, kol prisilaižė. Karočią, tipo, specialiai spaudžiu. Laižė, kol prisilaižė, tiesa ar melas? Paladėt. Gerai, galvojame, ar Tarzanui. O ten traumė. Karolė Tiškevičiaus eilė, laimė ją. Stipriai apdegiau, kai bandžiau užkurti laužą su benzinu. O, Yra buvę. Matau, neliko rando, ne? Liko, žinok, pas mane kartais būna krumpliai, Gal gali parodyti randus? kada nueinu į šaltį kažkokį, krumpliai va šiti iš karto raudonuoja. Šaltyje momentaliai pasimato. Galima kamerai dar prizuminti, lai tą kamerą. Aš sakyčiau, rankos darbo nemačysis. Jo. Labai švelnus Tik tai masturbacija. Vėlgi, tradicija, prieš kiek čia maždaug mėnulių buvo tai? Na, man buvo, žinau, kokie gal 17-16. Kaime kūriau tokią pirtį. Pyliau benzą. Plačiai, kad daržinė uždegė, kas? Palaukiau, kol benzas užges, įsigers į malkas ir mečiau tiek duką, žinai, hujarino atgal ir toks vat visas ir apdegęs. Tiesa, baby, tiesa, nes buvę man taip irgi. Man irgi. Patikėkit, sakė, porą kartų, ne vieną. O tu ant tų malkų šašlikus norėjai pato kepti? Ne, aš norėjau pirtį užkurti. Pirti užkurti su benziną? Laukėt prasme? Nu, ta prasme, kaime buvo pirtis, žinai, ir sako, uždegta pirtį, žinai. Pačią pirtį? Ar uždegint pirtį dėl draudimo? Jo, dėdė ten tokius bizdelius darė, žinai. Ir sako, reikia uždegti pirtį, žinai. Ir aš apipyliau... Jam ką tik Žalgiris skambina. Žvagulis. Jeigu žvagulis skambina, tu Pakeliu. Tai jau atjungiu, tai tavo stilius. Gerai. skambink žvagulį. Hustim. Ir viso, ir užsidegė. Nebeįdomu. Rankos, kojos, ten viskas, žinai. Pradėjo degti akis, maikė. Man dabar žvagulis įdomiau, ble. Perskambink. Hustim, paskui, čia blėtit dėl pinigų. O čia tai buvo tavo jaunas užsilikė, ar tai buvo kino užsilikė tos magijos ir viskas? Dėl pinigų, gal tu nekeli. Paklaus žvagulio, kaip koksas, jisai supras apie ką. Atsimeni, mantelį, kai sakiau, kad dėl pinigų, tai čia ta pati tema. Sek. Okay. Bet kokia tavo wild istorija. Dabar gali surinkti visus faktus ir pasakyti iš tikro, kaip buvo. Jo, visą istoriją. Dabar neperduosiu. Jūsų žvagulių. Kaip uždegai? Ne, tai... Iš naujo pasakyk. Nu, įsivaizduokit situaciją. Kaimas. Man metų, sakau, 16-17. Einu degti pečiaus, kuris turi užkurti pirtį. Apipilu tą pečių, nu, tipo tas malkas pečiuje benzu.
Ir palaukiu, nes ir pačiu neužsidega. O šiaip gera pirtis, kai benzinų malkos. Ta prasme, kuriam malko ir tas benzas zaibys pirtelę pasidaro. Aš nesupirčiau žinovus, aš sąžininkai klausiu. Aš neprigaudinėjau. Kaip tu pasakyti, žinok, aš matai į tą pirtį nebejau, nes aš neuždegiau realiai. Ten tiesiog buvo toks kaip sprogimas. Ir aš mečiau degtuką. Mini sprogimą. Ir pisa ugnis atgal. Ir man visas maikonas. O geriausiu atveju, kaip viskas tavo nuomonė turėjo atrodyti? Tiesiog būtumėt benzininiai pirti buvę, ne? Kurį laiką? Nu, aš tą situaciją tuo metu taip suvokiau. Jo. O palauk, kodėl nedegus skystis? Šiaip žmonės naudoja tam degų skystį. Žinok, aš paėmiau, kas buvo po ranka. Tai buvo kanistras su benzu. Mes vaikai, mes galvojam, benzo įpilsim, sakysim, čia tiesų. Tarzanas mano, kad tai yra tiesa. Man nėra buvę. Tarzanas nėra kapitonas. Tarzanai, paskutiniam diem klausimam, tu esi kapitonas šios komandos. Sveikinam. Tarzanai, kaip tu manai, ar tai yra tiesa ar melas? Tiesa. Tai yra tiesa, Karoli. Pasakyk, ar tai yra tiesa? Kas čia per taisyklės dabar? Kapitonas žodis tiek pat lemia kaip ir... Ne, aš manau, kad tiesa. Kokiu tu skiriasi kapitonas nuo nekapitono? Tai kapitono žodis lemia kartu. Kapitonas gali... Jisai mane akivaizdžiai skaito, jo? Bet dabar žiūrėk, dabar gaunas iš tikrųjų, kad aš kapitonas, nes savo, kad tiesa, tu sakai, kad melas ir dabar mano... Jisai jau pademonstravo, kaip jisai mane skaito. Aš dabar mėtusi. Žiūrėk, man šitas taip stalas vienas eina, ne? O šitas taip dabar jau mėtusi. Ir aš centre sėdžiu. Aš nusprendžiu taisyklės. Ir aš nusprendžiau, kad Tarzanas dabar bus kapitonas. Tarzanai, ką manai? Pasidarim su komanda. Gerai. Aš sakau melas. Aš irgi, bet dabar... Aš tiesa buvau, aš labai maniau, kad tiesa visą laiką ir dabar mačiau, kaip jisai nori, kad aš suklystų. Aš mačiau, kad jisai labai nori, kad suklystų. Kokios miesto yra? Jūs per... Tai šiaurė miesto Nieko. Aš noriu pasakyti, miesto nėra. Iš kokio tu miesto? Iš Kauno? Aš esu iš Kauno. O kur čia dalykas gal? Bet... Tarzanas mane apsikabinęs kaip merga, kurią to įdėska. Aš jo akimis turėčiau užsidėti ir jo skrybelę, žinai, toksai ir rankelį, blėt, atsisėdė. Man net nėra vietos čia. O tai gerai. Sumaišė. Dabar sumaišė. Sakom, kad melas. Iš Kauno, bet kur čia buvo? Ne Kaune čia. Bet po to sumelavo. Kokie miestai čia? Greitai. Viskas melas. Gerai. Viskas per ilgai galvoju. Aš sakau, kad jeigu mano žodis dar kažkiek lemia šitam žaidimą, aš sakau melas. Man, kad tai yra melas, ar ne? Bla. Aš tai manau, kad tiesa buvo. Manai, kad tiesa. Aš kadangi Tarzanas tapo šios komandos kapitonu. O kokis šotas? Koks Koks rezultatas? Koks rezultatas? 3-6. Tiesa, aš visada varysiu tiesa. Tu už tiesą. Tai netoks žaidimas. Tai melas su komanda, melas. Vieną kartą toks, kitą kartą toks. Aš jums labai komandą priimsiu. Melas, Tarzanas. Tiesa. Tai jie priėmė sprendimą ar ne? Taip priėmė sprendimą, kurį aš fiksavau, kuris yra tiesa. Karoli, pasakyk, ar tai yra tiesa ar melas? Tai galvoju, nėra, kad Sadauskas čia sėdi, kad mūsų pisti kiek. Tiesa, seniai, tiesa. Pala, nori pasakyti, ar tai tiesa? Aš jums duočiau, ką norit nukirst, kad galiausiai jie būtų pasakę melas. Jo. Ir tai yra tiesa! Tarzanas nepaklausė savo komandos, nusprendė, kad tai yra tiesa ir jisai buvo teisus. Yra. Wow. Čia true leader. Nu gerai, tu tikrai kapitonas. Tarzanai, Bet klausykit. Aš tikrai, aš galvoju, kad čia specialiai norėjau jums uždirbti tašką, kad būtų biški daugiau. Bet čia tikrai nesitikėjau, nes... Čia aš Bet jie mane bandė, jau ten lupo. Tarzanai, biški kažkaip. Visi nepasitikėkite savyje. Latiškė, tai turim tai degiai pirti su benzinu. Jo, šiaip tai viskas ten labai paprasta. Aš degiau iš pirmo karto, neužsidegė, pasirodo, benzas sunkiai dega, žinai. Ir aš palaukiau, kol susigėrė benzas į malkas. Ir tada degtuką numeti ir pyst atgal tokią ugnį gauni. Man tas degis taip. Jo. Bet rimtai čia pirti buvo, taip. Ten tokia suresta dėdės pirtis. Okay.
ir toks pečiukas, kuris kažkokiu būdu kaitina visą tą, žinai, patalpą. Nu? Alright, nu, Pas mus padėkėjų komandų. Na, liko dar 2 žaidėjai. Antrame rate pažiūrėkim, kaip seksis mūsų žaviai Čeri. Vabluojam jai. Aš gal naudodamas progą galima? Nu. Gerai, pasinaudokim progą. Palaukit, biškė. Aš norėčiau pasinaudoti progą, kadangi turime žynį, aiškiaregį, Tarzaną, viską žino, viską mato. Tai kas vagis Lietuvoje Seime? Nu, ty, kur daugiausia laižo. Ačiū labai. Ačiū labai, važiuojam toliau. man atrodo, aš jau galiu atsakinėti kaip Tarzanas. Jau daug pagalvojau. Aš norėčiau, kad Tarzanas būtų politikos korespondentas. Bus, bet ji nenori, bet bus. Seni, pamoka tik tai neuždek mašiną savo niekad, ble. Ir savęs. Ir savęs. Gerai, čia, klausom. Skaitau taip, kaip parašyta. Taip, davai. Iš listuvėse bučiavausi su mokytoju. Nu, iš listuvėse turbūt. Gerai, pagal tiek mes su Karliu esam vedę iš listuvės, dažniausiai 12-okės laižosi su fizinio mokytoju. Ir su vedėjais. Jūs nematėt mano etikos mokytojo? Mes nematėm to tikybos mokytojos, kurią tu laižeisi. Etikos. Oi. Jau kažką žinau, labai, sakyčiau, neetiškas tavo mokytojas. Tavo 18 buvo 19, ne? Taip, man buvo 18. Kuo tave patraukė tas pedikas? Atsiprašau. Etikos mokytojas. Jis nežinau, tiesiog, žinai, buvo toks vyriškas, bet to pačiu jaunatviškas. Žiūrėk, aš matau, Katleris mato vaizdą. Kaip Aš įsivaizduoju, kaip aš laižausi savo etikos mokytojui. Jisai labai, šiaip linkėjimai Jankiui, tikiuosi, jis nepyksta. Jankūnas? Ką jūs žinot, jis pažįstas man? Ne, bet kažkas tikrai pažįsta, kad žiūrės šitai. Gal aš žmona netgi šitai pažįsta. Jankis. Kur prasideda, o, Viktorija, aš etiką mokinau. Gal ir Jankūnas. Tavo? Taip ir bus, sorry, Hebra. Žodžiu, jos etikos mokytojas yra Jankūnas, buvęs Žalgirio. Paulius Jankūnas, dabartinis direktorius. Turiu menį Daugiausiai rungtynių ir daugiausiai sugriebęs kamuolių. Jankūnas dabar plaukas raunasi. Ir jie sugriebęs buvo. Jis dabar sėdi toks, bletikas, paskui melas. Mes iš tikrųjų turėjom su merginom tokį challenge. Gal galit su to kamera pritraukti 2 reboundus, kur Jankūnas... Prašau. Tikrai ne. Kur Jankis... Tikrai ne. Naudokit man reikia tų pavimų. Aš gyvenu dėl to. Ne, gerai, nu tai papasakok, kas inicijavo šitą dalyką, kaip viskas įvyko. O Dieve, man gėda. Nu tai laižyk. Tai jisai palaiž. Jisai palaiž. Nu žodžiu, mes ten buvom visi tokią sodybą išsinuomavę. Ir... Tu pirti kūrei. Jisai ten pirti kūrė su benzinu. Keisto žmogaus benzinu kūrė. Sodybą. Tai va, tai mes ten taip kažkaip... Kokiam čia mieste? Lazdynas. Čia... Ne, sodyba tai ne Lazdynuose, sodyba tai kažkur ten, nežinau, aš ten neišmanau tų miestų. Nu, plius minus, link kur varėt. Maždaug į Trakų pusę. Nes girdėjęs sakė, neišmanau tų miestų, pirmą kartą girdžiu. Negražu taip yra, žinau, bet aš esu dabar užsibrėžus šiais metais daug keliauti po Lietuvą ir išmanyti. Šiaip būtų visai kingai su Tarzanu. Davai, Tarzanai, varo! Lietuvą! Gerai, važiuojam. Ir pirmą kartą, manau, pasilieku Lietuvoje. Davai, spėjom. Visus metus. Tarzanas Achujenas, jisai viską sutinka, viską daro. Iš jį labai Varom po laidos. Davai, vis. ką mes manom? Klausyk, Karli, parvežam į Kauną Tarzaną. Į Kauną? Varom į Kauną. Davai. Tik jisai Kauną ir važiuoja. Vakar. Ai. Bet važiuojam. Davai. Ar tai vienintelis mokytas, su kuriuom laižiais? Taip. Ta dien. Kurioje vietoje tai įvyko baliaus metu? Kur tai buvo? Mano burnoj? Everyone's coming. Ar matė kažkas buvo žmonių šalia? Aš neatsimenu, realiai, nu kažkur prie pirties, kažkur kampas kažkoks buvo. Benzinas kažkoks. Salė, šokių salė, nu. Taigi šimtadienis, tu nebuvai šimtadienį, koks skirtumas? Iš listuvės ar šimtadienį? Taip, visus iš Išleistuvės tas pats. Daug šimtadienių kvietė. Paskaityk, kas ten parašyta. Teisuvės iš įstuvės.
Man, kad tai yra tiesa ar melas. Šiaip šitas taškas nebėra labai... Operos solista dukra, geros mergaitės. Prasme, žiūrėk, aš... Durnas. Ar tu durnas? Geros mergaitės. Išeis į spaudą. Ne, sakau mel. Aš sakau, kad... Taigi aš neperė iš vis, tu Taigi kaip gali šita katalikiško auklėjimo mergina... Net katalikiško. Tu gal apie ją negirdėjęs? Nei katalikiško, nei nieko. Man Jis nieko apie mane nežino. kaip man labai švari Jūs irgi nežino. Labai švari. Tai pohui tada. Tai yra, žiūrėkit, mes turime nekalto prasidėjimo mergelę, taip? Taip. Kaip jinai galėjo su... Koks ten mokytas buvo? Kokios pamokos? Jankis. Etikos, ne? Etikos, Jankis, taip. Etikos Jankis. Ar daug sakau, panų dėl žiūrėk. jos vaigo? Mokytojų? Daug Taip. panų. Nu, žinai, mano toks netradicinis skonis. Mano klasiokas nesuprato mane. Žiūrėkit, dar apie Jankį. Ar jis laižėsi tą vakarą dar su kažkuo? Viskas, užtenka kompromituoti Jankį. Informacijos turit pakankamai. Ar jinai atskleistų pavardę žmogaus, kuris dabar gautų Sukino Višniausko? Žiūrėk, aš kaip galvoju, kad tai yra melas, bet jeigu tai yra tiesa, Mes gerbiam. mūsų taško pralaimėjimas yra daug mažesnis negu jos pralaimėjimas šitą dalyką pasakyti. Ir 200 tūkstančių žmonių. Bazarė. Aš sakau, kad tai yra melas. Man, kad tai yra melas. Užpasuosim. Dar aš gal pati, žiūrėkit, gal dar gilinam bėdą. Kokia čia mokykla? Koks žmonos Kas tai reikia? Žiūrėkit, mes klausėm, jūs atsakote, taip? Kokia čia mokykla? Ar jisai dar gyvas? Ar jisai sėdi kalėjime? Jo, ar jisai dar mokytas? Ar jis toliau laižosi? Mes su juo nutraukėm ryšį. Gal žiūrėkite į kamerą tiesiai. Ir kreipkitės. Čia va šitą. Ir Kreipkitės su į šios etikos dienos laikraščiu. Aš turiu pranešti liūdas naujienas, kad taip, Žiūrėkite į kamerą, prašau. mokytojas šiuo metu nebedirba su mumis ir Po vieno incidento. yra atsistatydinęs. Nesuprantu dėl ko. Nes susitarimų. turėjom tokį atvejį, čia iš tikrųjų yra mano mama pasakus, tai aš turėjau seksualinio priekabiavimo bylą pradėtą prieš save. Veidelis. Katlerio veidą dabar. Ar sužinojai, Ir aš iš tikrųjų ėjau pas direktorį aiškintis dėl šito dalyko. Gerai, čia Žiūriu į kamerą. bandau užmigdyti. Gerai. Užliuliuoti. Gerai, jūs žinote pakankamai informacijos, ne, vyrai? Melas. Melas, man, kad tai yra melas. Čia ir sakyk, ar tai yra melas, ar tiesa? Tai žinoma, kad Tai yra melas! Gerai, ir turim paskutinį dalyvį šiandien. Iš visų jėgų paplojami ir pasingam Vytautas Mikaidis! Aš net nežinau, už ką mane žmonės myli. Gerai. Savo mamai jau blogai. Suorganizavau pasimatymą su Visvaldu Matijošaičiu. Ar jis tuo metu turėjo žmoną Matijošaitis ar ne? Ar jau nebe? Žinok, kiek aš pažįstu savo mamą, jai nesvarbu. Kiek pažįstu Visvaldą, jam irgi nesvarbu. Pavardės neišduok. Matijošaičio? Ar Mikai? Kokia miesto meras? Kokia? Kauno rajono. Gerai. Aš jau manau, kad tiesa. Kaip, ble. Na ir kadangi Tarzanas yra kapitonas, Tai ką fiksuoja? Aš nežinau, pirmas dalykas. Kas Matijošaitis? Vardo, kas jis yra? Ja, Kauno- Meras girdėjo, aš girdžiu detalės, aš vien klausau. Gerai, kaip tu prieėjai prie Matijošaičio? Žinau, Kaune labai paprasta. Kaunas yra gerokai mažesnis miestas negu Vilnius. Kodėl tu savo mamai Tiesiogiai taip nori ateit. pakenkti, nelabai suprantu. Oi, tai jis geras ar blogas? O tu labiau norėjai, ar mama norėjo? Aš norėjau būti, žodžiu, kad po to vyriausybė. viską sudėliojęs, kad būčiau Vytautas Matijošaitis. Ai, taip. Žemė. Norėjai tiesiog žemė, ne? Aš norėjau žemę. Keistų pavardę. Jo, per santoką žemės ateinu dažnai. Nes jeigu žinot pagal taisyklės, Tu jį- apsiženė, tada kažkas kažką nukaršina, lieka man. Kaip Royal Family. O tai Protingai, sena, Judė baisiai gerai. Taigi žiūrėk. Ai, dabar turlis. O tai dėl ko neįvyko pasimatymų? Tai mano mama, matai, jinai gyvena Amerikoje. Amerika. My brother. Ne, nu jūs pažįstat Visvaldą. Pas Visvaldą yra, tiesiai šviesiai. Negaliu išeina neišeina. Pala, tai bandai suorganizuoti pasimatymą, ne? Iki kokio etapo nuėjo tas bandymas suorganizuoti? Kur sustojo? Ties čia kažkur, šito. Ties lūpom. Jo, ties. Tai jie buvo pasimatymai ar ne? Aš suorganizavau. Ir net neklausai detalio, ne? Tipo, nesėdėjai su pagaliu apskabinės ir nelauki, kol mama grįž, kad papasakotų viską. Ne, žiūrėk, Nu, mama, duok detalės. Žiūrėk, palauk, du dalykas. Yra suorganizavimas ir įvykimas. Tai va, tai suorganizuot
Įmanoma. Net suorganizuoti aš galiu užgavėnės. Bazaras. Organizavo. Tai reiškia, kad jis įvyks. Tai aš ir sakau, kokiame etape tas organizavimas baigės. Nes iš planų turėjo virsti į tikrovę. Tai ties kurią vietą užsibaigė. Tai... Ne, tai jie nesusitiko, taip. Bet aš suorganizavau. Kodėl jie nesusitiko? Tarzanai, Tai ką ką tu tu manai? organizavai tada? Žiūrėkit, Jie yra tai renginys. Žiūrėkit, pavyzdžiui, šitą laidą yra organizuojama, ne? Organizuoja, pys kažkas neteina, bet tu organizavai. Tai tu vietą laiką Šiaip sutarei. nereikėtų Hebra Kur jie turėjo stebėtis. susitikti? Kauno miesto meras eina su visais. Su visais, eina. Mes kaip buvom. Bet ne su jo mama. Mes. Tai jau mama, nesakysim jo. Tu turėtų užduoti. Linkėjimai mamai, viskas Žiūrėkit, gerai. mano mama buvus susitikus su labai daug. Net per, žiūrėk, per TV3 net visą TV3 studiją parodė. Teisybė? No. Ne, kad tavo mama su daug susitikus, net aš žinau. Net su tam. Panevežys. O Kaunas kaip, Karli, Kaunas? Aš tai tik tai atsimenu vieną dalyką, jau daug kartų pasakau, kai tavo mama išvarinėjo iš klubo mergaitės. Gerai, nutraukiam. Jo, tos mamos, ne mamos. Gerai, nutraukiam transliaciją. Tai va ten seniai buvo visų grožių. Man, tai ką mes galvojame? Ar dar porą klausimėlių? Aš irgi Ar tai manau, turėjo kad būti nebūtų- filmuojama, taip, ar tai turėjo privatus reikalas būti? Ar tai buvo kažkoks Video, aha. video? Video? Bitas. Ne, neturėjo. Na gerai, aš sakau, kad tiesa. Aš irgi manau, kad buvo. Tai viskas tau. Koks skirtumas, jo būtent, galvoju, čia kokio ką aš sakau. Bet būtų gerai, kad Yra, Aš ar turbūt tai tiesa, buvo. jo. Rita. Na, pažiūrėkime, ar yra, ar buvo. Toks Ar dalykas. prilaižė? Vytautai, sakyk, ar tai yra tiesa ar Koks melas. atsakymas? Tiesa. Buvo tiesa. Žinau, čia tau reiks pasakyti. Jis taip nenori. Mano žiniomis tai yra melas. Tai yra melas! Išvelninom. Ne, mes laimėjome. Bet šiaip labai viskas realu. Man net palengvėjo, kad jūs pasakojate. Gerai, ir rezultatu 5-7 laimi Manto Kardlerio komanda, paplojame! O aš dar kartą noriu padėkoti Gubernija Nealkoholinis, kad vaišino mūsų svečius ir laidos dalyvis. Ir ką, noriu atsisveikinti, pažiūrėkit kitas laidas ir pasubscribinkit šitą kanalą. Iki!